Ką mes veikiam sekmadienio rytais? Kaip daugas žinot, mes po naktinio šifto, bet sekmadienį ilsėtis tikrai negali. Kiekvieną sekmadienį ateinu pasikoreguoti savo reklamos biudžetus. Kol kas reklamą leidžiu tik tai Anglijos rinkai ir Amerikos. Su lietuviais dar nepradėjau. Ką aš toliau planuoju daryti su šito TikTok accountu, tai dar vis galvoju, ar verta man čia pradėti žaisti su šitais transferių pardavinėjimais, nes pagalvojus, kad į Lietuvą siūst ar šiaip į Europą yra tikrai brangu ir kaip ir turbūt neapsimoka, geriau, kas norėtų užsiimti, tai būtų vietinį susirast printerį. O šiaip norinčių Anglijoje daryti iš lietuvių, aš nemanau, kad čia bus labai jų daug. Ten jeigu ir bandyti visus juos susirinkti tokius norinčius, tai čia ant reklamų išeis tūkstančiai. Ir daug labai laiko išeis įdėti šitą. Tai aš turbūt daugiau bandysiu fokusuotis į custom printinimą, jūsų dizainus ir kažkokius karts nuo karto padaryti savo sukurtus dropus tokius. Įdėsiu website. O dabar tas Vytis neblogai užėjo, tai labai daug kas prašo, kad ant hudžių daryčiau. Tai hudžius dar aš vis žiūrinėju, aplinkui siunčiuosi, žiūriu kokią biškį geresnę kokybę, kad žmonėms tikrai patiktų ir sugrįžtų atgal. Dirbant per 2 darbus, šopas atrodo kaip chaosas, kaip po gero baliaus. Įeini į ofisą. Žiūrėkit, kas čia daros. Tvarkytis, kada laiko visiškai nėra. O čia va, kas atrodo pačiam print shop'e. Čia pažiūri. Ir pagalvoji, jeigu batai yra, tai kažkur žmogus turi būti. Nu, negi be batų išėjusi namo. Kas taipogi nežinojo, kad laivus irgi biškį pradėjau daryti. Pasikalbėti galite užeiti. Sekantis turėtų būti antradienio vakare. Tai tiek bus šiandienai ir linkiu gero jums savaitgalio. Ir aišku, mamos, šiandien labai neprišveskit. Nepamirškit, kad ir vaikus turit prižiūrėti.